Savaitinė valiutų rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Ateinantį savaitę rinkoje išskirtinė ir savaitinėme Forex naujienų žurnale mes jau rašėme, kad ateinančios savaitės svarbiausios bombos rinkoms, jeigu taip galima pasakyti, tai yra Krymo referendumas, balsavimas Kryme, na ir aišku Federalinio rezervų banko konferencija, kurios metu bus paskelbtos tolimesnės monetarinės politikos gairės, yra labai didelė tikimybė, kad naujoji Centrinio banko vadovė Janet Yellen, tai yra pirmoji jos konferencija būnant naująją Centrinio banko vadovė, mažins obligacijų supirkimo programos mastus dar 10 milijardų. Na, iš tikrųjų, praėjusią savaitę taip pat Amerikos darbo rinkos rodikliai džiugino, turėjome šiek tiek ir džiuginančių, šiek tiek ir nelabai džiuginančių naujienų, tačiau ekonomika atsigavinėja ir monetarinio stimulo mažinimo neturėtų sustabdyti kažkokie tai dabartiniai veiksniai rinkoje ir turėjome užpraeitą savaitę turėjome pirmo mėnesio penktadienį, per kurį, kaip visada, skelbiami darbo rinkos rezultatai, jie išėjo taip pat geresni, todėl Janet Yellen toliau laikysi savo krypties ir greičiausiai iš kiekybinio ekonominio skatinimo pereis jau vis labiau į kokybinį. Tai ateinantį savaitę iš tikrųjų investuotojams yra svarbi dėl daugelio priežasčių, tai pirmiausia referendumas Kryme. Kaip rinkos reaguos į referendumą Kryme, iš tikrųjų labai sunku pasakyti, todėl reikia laukti po savaitgalio, kaip rinka atsidarys ir matysime tada, jau matysime ir balsavimo rezultatus, kadangi jeigu, sakykime, Krymo gyventojai pasisakys už buvimą Rusijos teritorijoje, galimas labai didelis rinkose rizikos netoleravimas, tai yra visų mažai rizikingų aktyvų brangimas, tai ypatingai 10 metų Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų pajamingumas turėtų tokiu atveju mažėti, nes jų paklausa labai stipriai didėjanti būtų. Akcijų indeksai taip pat smuktų, ir štai prieš savaitgalį jau praeitą savaitę Nikėjaus indeksas smuko 3,3%. Aišku, Nikėjaus indeksą ir bendrai akcijų indeksus labai stipriai veikia neigiamos Kinijos naujienos pastaruoju metu. Na ir kaip ir turėjome nacionalinį, reiškiasi, Kinijos politikų kongresą, per kurį buvo pasisakyta apie BVP prognozes, BVP augimo prognozes. Na ir pirmą ketvirtį Kinijos ekonomikai prognozuojama iki 7% augimas, tai reiškia iki 7%, neviršijant 7%, tai yra daugiau tokias neigiama prognozė Kinijos ekonomikai. Na ir dėl tos priežasties mes matėme nemažą žaliavinių valiutų pigimą. Rinkos rizikos netoleravimo nuotaikas rodo tai, kad, tarkim, praėjusią savaitę Naujosios Zelandijos centrinis bankas, tai buvo pirmasis centrinis bankas, kuris po krizės padidino palūkanų normas, ryžosi didinti palūkanų normas ir netgi konferencijos metu Centrinio banko vadovas Villeris užsiminė apie tai, kad didins palūkanų normas net artimiausių metų dar labiau ir per artimiausius metus grąžins į prieškrizinį laikotarpį. Ir net po tokių naujienų Naujosios Zelandijos dolerio stiprėjimas buvo labai laikinas. Na, kaip žinia, tai yra rizikinga valiuta, tai yra žaliavinė valiuta. Už tai jinai labai stipriai reaguoja į kažkokias tokias geopolitinės įtampas, kas vyksta dabar Kryme. Iš tikrųjų, jeigu, sakykime, Ukrainos gyventojai nuspręstų likti Ukrainos teritoriją, iš tikrųjų atsirastų Rusijai labai didelis pasaulio politikų spaudimas atsitraukti ir iš tikrųjų rinkos greičiausiai sureaguotų optimistiškai, iš tikrųjų turėtume visų rizikingesnių tiek valiutų brangimą, tiek ir indeksai galbūt susigrąžintų pozicijas. Ypatingai taip pat rizikos netoleravimo nuotaikas nurodo ir doleris Japonijos jena. Mes turime išėjusius geresnius Amerikoje rodiklius ir jie visiškai neveikia dolerio brangimo prieš Japonijos jeną. Kaip žinia, Japonijos jena visada brangsta, kada yra žemas rizikos toleravimo lygis rinkose. Na ir aišku, praėjusią savaitę daug svarbių pranešimų iš Japonijos išėjo. Matosi, kad ekonominis augimas Japonijoje po truputį išsikvėpinėja ir jeigu, sakykime, ateinantį mėnesį Japonija padidins vartojimo mokestį, kaip ir kalbėjome, reikės didinti greičiausiai papildomai monetarinius stimulus. Tačiau per šią konferenciją praėjusią savaitę Centrinio banko vadovas apie papildomus monetarinius stimulus neužsiminė. Artimiausių metų paliko tą pačią esamą monetarinę politiką. Na ir tai irgi neleidžia dolerių Japonijos jenai stiprėti. 3 faktoriai, kurie lemtų dolerių Japonijos jenos brangimą, tai yra Nikėjaus visų pirma indekso brangimas, japoniškų akcijų brangimas yra būtinas. Antras faktorius tai yra 10 metų Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų pajamingumo didėjimas. Šiuo metu jisai pajamingumas mažėja, vėlgi. Ir, sakykime, trečias faktorius tai
tai yra Japonijos siekis padidinti monetarinius stimulus. Kol neįvyks šitie 3 faktoriai, dolerio Japonijos jeno brangimo taip pat neturėtume laukti. Na ir labai sunku būtų tikėtis, jeigu investuotojai po savaitgalio pradėtų pirkti, sakykime, euro dolerį, ieškotų long pozicijų. Vis dėlto rizika dėl Krymo išlieka. Mūsų savaitinėme naujienų žurnale šitas paveikslėlis pateiktas labai vaizdžiai nusako Krymo referendumo nuotaikas. Na ir greičiausiai euros doleris taip pat bus ieškoma short pozicijų. Juolab, kad praėjusią savaitę Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi pasisakė, kad silpnesnė valiuta būtų labai didelė paskata ekonomikai, tai yra eksporto augimui eurozonos, šiuo metu valiuta yra per stipri. Na ir aišku, iki trečiadienio rinkos gyvens Krymo nuotaikomis. Na, o trečiadienį Federalinio rezervų banko vadovės Janet Yellen, tai yra pirmoji moteriškė, einanti Federalinio rezervų banko vadovės pareigas, jinai paskelbs tolimesnę monetarinės politikos kryptį. Na, yra prognozuojama, kad 6,5% bedarbystės lygis, kuris yra dabar kaip siekiamybė iš centrinio banko, ties kuria stabdyti visiškai ketinamą obligacijų supirkimo programą, bus nuimta, tiesiog galbūt padidinta šiek tiek tas tikslas, tai yra, kad pavyzdžiui, jeigu Amerika pasieks 6,3% bedarbystės lygį, tik tais tada bus visiškai sustabdomi monetariniai stimulai. Tačiau investuotojai ir spekuliantai laukia, kad ateinančią savaitę Federalinis rezervų bankas pasisakys, kad šiemet visiškai sustabdys obligacijų supirkimo programas ir iš kiekybinio ekonominio skatinimo, kada prasideda finansų krizės, reiškia, Federalinis rezervų bankas pumpuoja į ekonomiką pinigų, pigių pinigų ir iš kiekybinio pereis į kokybinį, tai yra siekiamybė didinti palūkanų normas. Tai iš tikrųjų labai didelė naujiena būtų dolerio brangimui. Taigi ateinantį savaitę pagrindiniai 2 faktoriai, kurie judins rinkas, tai yra Federalinis rezervų bankas ir tai yra reiškia Krymo situacija. Anglijos svarui taip pat bus šiek tiek svarbių naujienų, bus ir Centrinio banko konferencija, ir darbo rinkos rodikliai, biudžeto pristatymas, kurį pristatys finansų ministras Osbornas, bet iš tikrųjų jie netaip įtakos vėlgi rinkai kaip Fed sprendimai trečiadienį ir Krymo situacija. Bendras rizikos toleravimo nuotaikos lems GBP judėjimus, na ir aišku žaliavinių valiutų judėjimus. Žaliavinės valiutos vėlgi negali stiprėti, kadangi labai stiprus vario išpardavimas. Aišku, tarkim, Australija nėra pagrindinė vario eksportuotoja, bet daugiau ir aišku didesnė dalį sudaro geležies rūda, kuri keliauja į Kiniją, tačiau didžiausia vario paklausa yra vis dėlto iš Kinijos, reiškia Kinija, didžiausia yra žaliavų bendrai pirkėja pasaulyje ir jeigu šita žaliava varis pinga, automatiškai rodo pasaulio ekonomikos šiek tiek sulėtėjimą, augimo sulėtėjimą. Dabar pasižiūrėsime į pagrindinės valiutų poras ir indeksus iš techninės analizės pusės. Na, pirmiausia, kaip ir kalbėjom apie dolerį, Japonijos jeną, pasižiūrėsime į Nikkeijaus indeksą, kuris labai stipriai koreliuoja kartu su dolerio Japonijos jena. Matote, violetinis grafikas, tai yra dolerio Japonijos jenos grafikas, kuris yra uždėtas ant Nikkeijaus indekso. Mes turime žymų kritimą, turime vėliavinį judėjimą į viršų, tai yra, reiškia, intervalinio judėjimo požymis. Na ir dabar Nikkeijaus indeksas smunka link arti palaikymo ties 14 000 kainą. Čia yra galimas range dugnas ir nuo čia galima didesnė jau korekcija Nikkeijaus indekse. Na, jeigu rinka, sakykime, po Krymo naujienų, sakykime, neigiamų naujienų ar kažkokie tai kariniai veiksmai prasidėtų, Nikkeijaus indeksas labai lengvai pramuštų šitą lygį ir atsivertų kelias link naujų žemumų. Nikkeijaus indeksas labai stipriai koreliuoja su doleriu Japonijos jena, todėl pagal jį galima gražiai prognozuoti dolerį Japonijos jeną. Na ir aišku, S&P 500 indeksas taip pat pastaruoju metu pakankamai ženkliai koreliuoja, sakykime, jau nuo 2013 metų mes matom žymę koreliaciją kartu su dolerio Japonijos jena. Na ir šiuo metu mes matom, kad doleris Japonijos jena pirmas pradėjo pigimą, S&P 500 seka jam iš paskos, tai iš tikrųjų S&P 500 dar tik pradėjo kelionę savo žemyn, greičiausiai trendo jau viršūnė, visiška viršūnė buvo pasiektas rinkos išsikvėpimas. Primenu, kad S&P 500 indeksas 500 didžiausių bendrovių iš Amerikos indeksas akcijų yra visų laikų rekorduose. Kas man patinka, praėjusį mėnesį mes sulaukime vieno didžiausių baro per visą kilimą, pačioje viršūnėje, tai yra galimas rinkos išsikvėpimas arba vadinamas climax, vos aukštesnė aukštuma ir čia greičiausiai, reiškia, buvo spastai buliams, vos aukštesnė aukštuma ir iš karto didelis smukimas, na ir savaitinis baras jau iš karto rodo savaime, kad jau šią savaitę netgi nuo rinkos atidarimo būtų galima ieškoti short pozicijų ir tos short pozicijos būtų pakankamai ilgalaikės.
Pirmas pardavėjų tikslas, iš tikrųjų, mano nuomonė, iš tikrųjų ieškosiu pardavimo pozicijų ties 1,745, tai yra pakankamai ženklus būtų smukimas. Aišku, tam reikalinga šioks toks neigiamas fonas iš Krymo. Jeigu būtų neigiamas fonas iš Krymo, tai aišku, žemas rizikos toleravimas lemtų iki 1,743 kritimą. Na, o sakykime, Federalinio rezervų banko sprendimas mažinti monetarinius stimulus šiemet dar labiau smukdyktų S&P 500 indeksą. Na, kada yra pigių pinigų metas, amerikietiškų akcijų indeksas labai stipriai brango, kadangi įmonės gauna pigių pinigų, už tos pigius pinigus gali ruoštis plėtrai ir taip toliau, o tas metas baigėsi po truputėlį, dėl to indekso patrauklumas pirkėjams po truputį senka. Na ir aišku, visų laikų aukštumos, didesniai korekcijai taip pat artėja laikotarpis. Man labai patinka dieniniam grafike, štai čia mes matome vienas didžiausių taip pat bulių barų susiformavo prie pat aukščiausio taško, na ir pakankamai ženklus meškų dominavimas rinkų dabartiniu metu. Todėl netgi pagal 4 valandų grafiką, pagal valandinį grafiką reikėtų ieškoti tik tais pardavimo pozicijų. Mes turime ryškų meškų dominavimą rinkui, tai yra pardavėjų dominavimą rinkui, dėl to bet kokį pakilimą naudoti tam, kad papildomai dasiparduoti. Tai iš tikrųjų geriausia ieškoti įėjimo signalų 15 minučių grafike, nedidelė korekcija, melagingi trendo pramušimai, geriausia būtų ieškoti melagingų mikrotrendų pramušimų, štai tokių kaip čia, pramuša mikrotrendą į viršų, na ir ieškote dvigubos viršūnės pardavimui, kad užeiti su kuo mažesnė rizika. Doleris Japonijos jena, jisai jau pradėjo ralį žemyn, pakankamai ženklų ralį žemyn ir kas tas lėmė, tai kas tai lėmė iš tikrųjų. Pagrindinis tai yra veiksnys, kaip ir minėjome, kad Japonija nesiėmė per šią konferenciją papildomų monetarinių stimulų, neužsiminė apie juos labai kažkaip tai ryžtingai, dėl to rinkos aišku sureagavo, aišku, amerikietiškų obligacijų pajamingumas mažėja, kadangi esant tokiai žemai rizikos toleracijai, rinkoje investuotojai nukreipia kapitalus į pačią saugiausią investiciją skaitomos 10 metų iždo obligacijas Amerikos, jų pajamingumas automatiškai mažėja, kadangi paklausa didėja, pajamingumas iš karto mažėja. Ir doleris Japonijos jena suformavęs dvigubą dugną, kaip ir minėjome, kad labai yra didelė rizika, kad bus melagingas pramušimas, taip ir atsitiko, štai šita dviguba viršūnė sulaikė kainą nuo tolimesnio kilimo ralio. Dabartinis kritimas mes jo negalėtume pavadinti labai jau čia rimtų krentančių trendų ilgalaikių, tai yra daugiau krentanti banga, reiškiasi range, tačiau range'o dugnas yra 101.00. Jeigu 101.00 lygis būtų pramušamas žemyn, tai sekantis palaikymas būtų ties šimtinių lygių. Taigi reikėtų žiūrėti Nikkėjaus indeksą. Jeigu Nikkėjaus indeksas labai staigiai pasiektų tų 14 000 zoną, doleris Japonijos jena nuo 101.00 taip pat galimai šiek tiek pasikoreguotų. Tačiau tas kilimas būtų greičiausiai tik tais korekcija ir po korekcijos reikėtų vis tiek ieškoti pardavimo pozicijų iki 100.00. Pramušus šimtinį lygį, rinka atsimuštų ties 99 būtų jau tikrai stiprus palaikymas. Šiaip primenu dar bendrai Japonijos centrinio banko politiką. Prieš padidinant monetarinius stimulus, Japonijos centrinis bankas aiškiai pasisakė, kad Japonijos jenos silpnėjimas yra reikalingas ir kada doleris Japonijos jena yra ties kaina 100.00, tai ir Japonijos centrinių bankų šitas kursas yra labai palankus eksportuojančiom kompanijoms ir jų apyvartos ir jų pelnai didėja. Tačiau kada doleris Japonijos jena kyla virš šimtinio lygio, labai stipriai padidėja importo kainos, vis tos žaliavos, energetiniai resursai, kurios turi Japonija importuoti iš kitų šalių, jie pabrangsta ir jau tai duoda neigiamą efektą. Todėl iš tikrųjų Japonijai šimtinis lygis yra pats tas. Žemiau šimtinio lygio jie nelabai jausis, labai jaukiai jau nebesijaus, tačiau ties kaina 99.00 nemanau, kad dar čia kažkokia panika iš centrinio banko atsirastų. Todėl artimiausiu metu doleris Japonijos jena yra prognozuojamas kritimas iki šimtinio, ir iki 99 lygių. Čia yra tik laiko klausimas, gali jau šitie lygiai būti pasiekiami ir ateinančią savaitę. Tačiau tai čia yra judėjimas iki 100, daugiau prognozuojamas iki trečiadienio arba iki 99 iki trečiadienio. Trečiadienį, jeigu Federalinis rezervų bankas paskelbs apie monetarinio stimulo programos mažinimą dar 10 milijardų, jeigu dėl Krymo įtampa kažkiek atslūgs, tai nuo šimtinio lygio zonos atsivers neblogas pirkimo galimybės ir ties 100 nupirkus kilimas iki 102.00. Tai yra 200 punktų toks pelno tikslas yra įmanomas
dolerio jenos poroje 102,50 netgi 250 punktų, toks pelno tikslas yra tikėtinas dolerio jenos poroje. Kad stimulus mažins amerikiečiai greičiausiai taip ir bus, tai reiškia, obligacijų pajamingumas pradės didėti, jisai galbūt pasieks netoli 3 procentų zoną, jeigu, kaip ir minėjau, įtampa dėl Krymo atslūgs. Sekantis dalykas, Nikėjaus indeksas tokiu atveju, nežinia kaip elgsis, iš tikrųjų Nikėjaus indeksas kilti gali pakankamai sunkiai, tai doleris Japonijos jena nuo šimtinio lygio taip pat kilimas būtų, toksai tikrai ne per didžiausias, 102,50 čia jau būtų, tikrai didelis pelno tikslas, greičiausiai net ir mažiau rinka pasieks, tai čia jau reikės žiūrėti pagal kainos judesį realiuoju laiku. Euras doleris valiutų poroj mes matome labai stiprų pasipriešinimą, kaip ir minėjome, kad ties kaina 3,9 ir 4,00 yra labai rizikingas regionas šitoje zonoje daryti pirkimo pozicijas. Šitas kilimas tai yra kylanti banga intervale ir intervalo viršus būtent jau yra pasiektas. Ir šitoje vietoje vis dėlto ieškočiau išsikvėpimo pozicijų, pakankamai dideli agresyvūs bulių barai ir po jų staigus sustojimas. Turime vos aukštesnį aukštumą ir signalinis baras, kaip ir kritimui rodantis baras. Artimiausiu metu jau ieškočiau sell pozicijų ir esu padaręs short poziciją euro dolerio poroje. Aišku, labai būtų sunku galvoti, kad po savaitgalio, kada yra tokia Kryme įtampa, euros doleris kiltų. Greičiausiai, jeigu, sakykime, Krymas balsuos už prisijungimą prie Rusijos teritorijos, greičiausiai euros doleris, atsidarys netgi su gepais žemyn. Galimas didelis smukimas žemyn. Ir aišku, štai šitas baras parodo rinkos išsikvėpimą. Turime didelį iš karto grąžinimą atgal, kol kas tas kritimas nėra, reiškia, krentantis trendas, daugiau tokia krentanti banga, kuri parodo apie galimą rinkos išsikvėpimą. Žinoma, yra galimybė sulaukti dar vieną kartą patikrinimo ties naujom viršūnėm ir tik tada kritimo, tačiau kritimas egzistuoja ir artimiausių metų. Štai jeigu rinka, sakykime, kristų žemiau štai šitų žemumų valandinėme grafike iš karto sell. Tai yra, jeigu po savaitgalio rinka atsidarys su gepu žemyn, iš karto nelaukti netgi gepo uždarimo, iš karto laukti pardavimų. Ir pardavėjų tikslas taip pat neturėtų būti labai jau ilgalaikis iki trečiadienio kaina galėtų smukti iki kainos 3,800. Ir jeigu, sakykime, Amerikos centrinis bankas sumažina monetarinius stimulus nuo 3,800, sekantis tikslas 3,600. Tai taip, kad kritimų yra apie 300 punktų vietos artimiausių metų. Tas kritimas, aišku, neapsuks trendą ir eurų dolerių aplamai sunku apsukti trendą dėl dabartinės Europos centrinio banko tokios, kaip ir galima sakyti, optimistiškos pozicijos. Todėl 3,600 yra pardavėjų pelnas ir pardavimų jau reikėtų ieškoti, mano nuomonė, artimiausių metų. Tai pagal 15 minučių grafiką netgi po rinkos atidarimo. Žinoma, čia daug labai lems fundamentika. Dolerio indeksas, mes matome, kad jis yra pasiekęs 79 dolerių ribą, labai stiprus yra palaikymas. Ir pleištinis kritimas, pleištinio kritimo atveju mes jau matome pakankamai ženklius signalus apie rinkos išsikvėpimą, todėl pleišto pramušimo atveju į viršų netgi arba pramušus žemyn, dažniausiai tai yra rodantis išsikvėpimą pramušimui, tai 79,00 yra labai stiprus palaikymas dolerio buliams ir kaina kiltų iki 80, 80 lygiai pramušus iki 80-50 pirmi tikslai, tai čia būtų iki trečiadienio. Trečiadienį paskelbus Federalinio rezervų banko apie galimus stimulus sumažinimą, 81,50 toks būtų pelno tikslas, jau kurį laiką jau galima sakyti nuo 2013 spalio mėnesio dolerio indeksas būtent ir juda štai tokiame intervale. Štai čia labai stiprus yra dvigubas dugnas. Tai iš tikrųjų dolerio brangimą dėl to ir prognozuojam. Dėl to, kad Federalinis rezervų bankas rengs konferenciją, turime 10 metų obligacijos pajamingumo tikimybę, kad jisai didės, nes visi išsiparduos obligacijas ir ieškos galbūt šiek tiek rizikingesnių investicijų. Dolerio indeksas greičiausiai pradės brangimą. Euro dolerio poroje ieškoti pardavimų. Ir Naujosios Zelandijos doleris, nepaisant to, kad Naujosios Zelandijos centrinis bankas stipriai padidino palūkanų normas, pirmasis centrinis bankas, aplamai, kuris padidino palūkanų normas, Naujosios Zelandijos dolerio brangimas buvo tik tais, galima sakyti, 16 valandų besitęsiantis brangimas ir po jo iš karto nusmukimas. Ir dabar iš tikrųjų rizika dėl Krymo situacijos, vis dėlto Naujoji Zelandijos doleris yra žaliavinė valiuta.
Tai trečiadienio Federalinio rezervų banko sprendimas greičiausiai Naujosios Zelandijos dolerį pasmukdys ir pasmukdys dar iki lygio 8,450, ties 8,450 lygių jau ieškočiau pirkimo pozicijų. Tendencija labai stipriai kylanti ir iš tikrųjų kilimas galimas ir toliau didelis, tačiau šiuo metu rinka galimai išsikvėps. Labai yra stiprus ir dieniniam grafike ilgalaikis pasipriešinimas 8,400, 8,450, tai yra ta zona, kurioje būtų galima ieškoti jau Naujosios Zelandijos dolerio pirkimo. Apie pardavimo pozicijas taip pat negalvočiau, tiesiog su Naujosios Zelandijos doleriu reikėtų geriausią poziciją užsimti laukti. Viena iš geriausių perspektyvų, ką matau šiuo metu, tai yra doleris su Kanados doleriu. Kanadai pastaruoju metu išeina tikrai neigiami rodikliai, pakankamai neigiami rodikliai, stulbinančiai neigiami rodikliai, na ir laikas centriniui bankui galvoti apie papildomus veiksmus, kaip įvesti galbūt netgi papildomus monetarinius stimulus, apie palūkanų normos didinimą, aplamai šiuo metu nėra net tokios kalbos. Na ir aišku, ateinančią savaitę amerikiečių obligacijų supirkimo sumažinimai, tai doleris prieš Kanados dolerį tiesiog nebent būtų labai žymus rizikos toleravimas po Krymo, sakykime, apsisprendimo būti Ukrainos teritorijoje, savaitės pradžioje galima sulaukti Kanados dolerio brangimo iki trikampio dugno. Tačiau iš tikrųjų bendra tendencija bet kokį pakritimą dolerio Kanados poroj reikėtų traktuoti kaip kilimo galimybę. Na ir aišku, tas dabartinis grafiko judėjimas rodo, kad mes turime breakoutą, po breakouto perėjom į simetrinį trikampį. Simetrinis trikampis yra rinkos pratęsimo formuotė. Na ir techniškai, kiek judėjimą prieš tai, judėjimas po to turėtų tęstis panašų kiekį. Ir mes metinėje apžvalgoje minėjome, kad 1,1700 yra šių metų tikslas su doleriu Kanados doleriu. Dėl to artimiausių metų reikia laukti dolerių brangimo iki 1,17 ir čia kalbama apie ilgalaikės daugiau pozicijas, bet kokį pakritimą, reiškia, laukiam pirkimui, 1,1700 ilgalaikis tikslas ir jį gali rinka pasiekti per artimiausius keletą mėnesių, na, o paskui jau doleris, Kanados doleris greičiausiai jau turėsime didesnę korekciją, nes nuo antros metų pusės Kanados ekonomika taip pat turėtų parodyti jau geresnius rezultatus. Svaras doleris. Svaro dolerio, reiškia, poroje pagal Commodity Futures Trading komisiją mes matome, kad rekordinis yra long pozicijų kiekis, tai yra pirkimo pozicijų kiekis, spekuliantai laiko rekordinį long pozicijų kiekį, dėl to pirkti šiuo metu būtų labai rizikinga ir nebūtų labai iš tikrųjų protingas sprendimas. Rinka prie 6,800 labai stiprus pasipriešinimas, ateinančią savaitę taip pat sprendimai iš Federalinio rezervų banko. Mes turime dvigubą viršūnę, šioks toks melagingas jos pramušimas, na ir kilimo atveju vis tiek bet kokiu atveju reikėtų ieškoti pardavimo, čia yra greičiausiai klostosi final flag, tai yra paskutinė vėliava kylančiame trende, todėl laukčiau štai šitos vėliavos pramušimo į viršų, tas pramušimas greičiausiai būtų melagingas, na ir ties 6,800, žemiau 6,800 jau reikėtų laukti rimto signalinio baro pardavimo pozicijom. Artimiausių metų aišku, kad yra kilimo bangai, laikas kilimo bangai, reiškia, turim intervalinį judėjimą, prie dugno perkam, prie viršaus parduodam, šitą viršūnę, tai yra vėliavos viršutinė linija pramušimo atveju būtų melagingas pramušimas, tai yra signalas apie final flag, na ir greičiausiai su GBP USD sulauksim jau didesnės korekcijos. Na ir dabartinis tas kilimas vėlgi būtų rizikingas po savaitgalio rinkimų Kryme, greičiausiai vis tiek rinkas daugiau diktuos bendra rizikos toleravimo arba netoleravimo nuotaika, dėl to svaras doleris ir šiuo metu yra netoli stipraus pasipriešinimo, ties 6,670 ir nuo jo galimas irgi smukimas. Jeigu po savaitgalio pamatytume jau pirmadienį, kad rinka pramuštų štai šitą dugną, ties 6,575, greičiausiai atsivertų kelias žemyn, na ir pirmas tikslas būtų 6,450, tačiau su svaru doleriu tikrasis pelno tikslas turėtų būti 6,200. Štai tokios didelės 6,2, 6,300
Tai toks būtų ilgalaikis tikslas svaro dolerio kritimui. Rekordinis kiekis long pozicijų poroje, jisai dažniausiai priveda prie to, kad mes turime kaip tik jau tendencijos apsisukimą, nes vis daugiau pirkėjų, kurie pirko iš apačios, iš paties žemiausio taško, pradeda po truputį fiksuoti savo pelnus. Apie tai, kaip elgtis panašiom situacijom rinkoje, galite skaityti savaitinėme naujienų žurnale, kur traderis Eugenijus Kaminskas pasidalina savo mintimis apie prekybą, būtent teisingas požiūris, Elioto bangų paaiškinimas. Taip pat galima pasižiūrėti ir į auksą. Auksas yra tokia kaip rizikos, sakykime, tokia situacija, kada yra karai, visada geopolitiniai įtampa, auksas tokiu metu visada brangsta, ir dabartinis kilimas yra pakankamai dideliu pasvirimo kampu. Aišku, kad mes judame tokiame intervale ir intervalo viršus jau visai čia pat. Panaši situacija kaip su doleriu Japonijos siena buvo 4 valandų grafike. Pramušimas dažniausiai būna melagingas ir nuo šitos vietos, nuo 1500 zonos jau būtų stiprus pardavimas, tačiau iki to laukti netgi nereikės greičiausiai, jeigu amerikiečiai sumažina monetarinius stimulus, aukso pigimas taip pat yra tikėtinas. Primenu, kad prieš įvedant obligacijų supirkimo programą 2008 metais, prieš krizinį laikotarpį, auksas buvo, kaina aukso buvo beveik žemiau 1000 buvo, kada buvo įvesti obligacijų supirkimai. Ir dabar šiemet Centrinis bankas ketina visiškai sustabdyti supirkimo programas, stimulo programas. Tai auksas nebetaps tokia greičiausiai patraukli investicija, nes tai yra vis dėlto bėgantiems, ieškančiams saugumo investuotojams skirtas instrumentas. Dėl to pakilimas ateinančią savaitę dar galimas iki 1405, tai yra kažkur tai 300 punktų, bet tas kilimas greičiausiai galimas iki trečiadienio. 300 punktų toks kilimas 3 dienom, ir nuo 1405 jau reikėtų ieškoti pardavimo signalo aukso dolerio poroje. Tai tiek ateinančiai savaitei svarbiausių epizodų. Sekite rinką, sekite rinkos judėjimus, valdykite riziką ir visiems linkime sėkmingos ir labai įdomios ateinančios savaitės.